Šuolis į nežinomybę – pirmadienį, per dvejeto kardų ir kvailio energijas. Ši diena kviečia sustoti ir pripažinti, kad sprendimo dar nėra. Ir tai nėra pasaulio pabaiga. Kartais protas tarsi užsidaro, akys užrišamos, o vidinis konfliktas tampa lyg siena, per kurią sunku peržengti. Tačiau galima ir be šito lengvai atlapa širdimi pasiruošti žengti pirmą žingsnį, net neturint nuodugnaus žemėlapio, kur tas kelias veda. Šiandien iš jūsų nėra reikalaujama turėti visus atsakymus, o tik drąsos patikėti, kad žingsnis į nežinomybę gali atnešti daugiau nei ilgas sąstingis vietoje. Vien todėl, kad negalite priimti sprendimų. Dienos energija kviečia atsisakyti iliuzijos, kad laukimas suteiks daugiau aiškumo. Kartais aiškumas atsiranda tik judant, per patirtį, per klydimus, per naują perspektyvą, kurie atsiveria tik tada, kai pakeliate koją ir darote žingsnį. Pasitikėkite tuo, kas viduje šnabžda – laikas. Net jei nežinote, kaip baigsis šitoks veiksmas, šviežias žvilgsnis ir drąsa veikti šiandien yra jūsų tikrasis artimos ateities kompasas. Raktinis žodis šiai dienai – drąsa. Šiandien svarbiausia nepamiršti, kad sustingimas nėra saugumas. Tikroji apsauga glūdi drąsiausiuose veiksmuose, pasitikint gyvenimu ir savimi. Iš pelenų į sielos kelią veda mirtis ir teismas. Antradienį. Ši diena neša gilų ir galingą transformacijos kvėpavimą. Tai, kas turėjo baigtis, baigėsi. Šiandien galite pajusti, kad kažkas viduje tyliai užsidaro. Ir tai yra tikroji gyvenimo dovana. Leiskite tam įvykti. Juk kiekvienas užsidaręs puslapis leidžia atsiversti naujam, šviesesniam skyriui, kuriame telpa tikresnis, autentiškesnis jūsų paveikslas. Leiskite išgirsti savo vidinį balsą, tą, kuris ilgai laukia, kol jam bus suteikta erdvė kalbėti. Tai diena, kai po ilgos refleksijos atsiranda krikštolo tyrumo aiškumas. Matote save tokius, kokie esate iš tikrųjų ir drąsiai atsiliepiate į aukštesnį pašaukimą. Nebijokite to, kas kyla iš sielos gilumos. Atsistokite visų saugiu, atsakykite į šį gyvenimo kvietimą ir ženkite. Jūs to nusipelnėte. Raktinis žodis šiai dienai – atgimimas. Šiandien tai, kas baigėsi, atneša naują šviesą. Iš senų pelenų kyla tikroji, laisvesnė ir drąsesnė jūsų versija. Iš audrų į ramesnį horizontą trečiadienį veda karalius lazdų ir šešetas kardų. Ši diena alsuoja ryžtinga jėga ir kryptingų judėjimų. Jūsų viduje dega ugnis, aiški, drąsi ir besiveržianti į priekį. Šiandien nereikia laukti tobulo momento ar kito leidimo. Jūs esate tas, kuris veda save, savo gyvenimą, savo viziją. Leiskite šiai veiksmo charizmai sklęsti natūraliai, be abejonių ir baimių. Pasitikėjimas savimi šiandien nėra apie išdidumą. Tai tikroji jūsų sielos kalba, kuri ilgai laukia, kol bus išgirsta ir imamas veiksmų. Laikas palikti tai, kas kankino, kas sunkino, kas nebetarnauja jūsų keliui. Perėjimas, kurį jaučiate, tai išmintinga sielos navigacija link ramesnių, šviesesnių energijų. Jos priekyje tyresnės, oras giedresnis, kelias atviresnis. Veikite su užsidegimu, tačiau ramiai, tai pasieksite daug daugiau. Raktinis žodis šiai dienai – kryptis. Šiandien jūsų drąsa ir aiški vidinės ugnies kryptis leidžia palikti senas audras ir žengti į tyresnį, lengvesnį ir jums skirtą horizontą. Ketvirtadienį iš prisiminimų į pilnatvės šviesą nukelia šešetas taurių ir devynetas taurių. Ši diena atneša ypatingą jausmingumą, tokį, kuris paliečia širdį giliau nei tikėjotės. Jūs supa nostalgijos ir tyrumo energija, galbūt prisiminimai apie kažką brangaus iš praeities, galbūt sugrįž žmogus ar jausmas, kuriuo kadaise mėgavotės. Leiskite šioms švelnioms energijų bangoms jūs pagauti. Jos primena, kas jums iš tiesų brangu ir kas visada buvo jūsų sielos dalis. Šiandien nereikia skubėti, net mažiausi džiaugsmai, šalia esančių rankų šiluma, senas dainas primenant melodija, šypsena iš praeities kalba apie tai, kad gyvenimas pilnas dovanų, kurias reikia tik pastebėti ir priimti atviromis rankomis. Jūs esate toje vietoje, kurioje galite su dėkingumu pažvelgti į tai, ką turite ir suvokti. Tai tikra. Šiandien širdis nori būti pilna ir ji yra verta tos pilnatvės. Leiskite savo pajusti, kad gyvenimas yra geras, kad esate laimingi nepaisant visko. Raktinis žodis šiai dienai – pilnatvė. Šiandien praeities patirtis ir dabarties pasitenkinimas susitinka jūsų širdyje, dovanodami jums giliausią džiaugsmą, žinojimą, kad esate mylimi, laimingi ir gyvenate galimybių pilną gyvenimą. Magas ir trejetas taurių įžiebė džiaugsmo ugnį, uždegančią galės penktadienį. Šiandien gyvenimas kviečia jūs ne tik švęsti, bet ir kurti. Kartu, su meile, su pilna širdimi. Aplink jūs yra žmonių, kurių buvimas jums tikrai svarbus, kurių juokas ir šiluma primena, kad ne vieniši einate šiuo keliu. Leiskite šiai bendruomenės energijai jūs apgaubti. Susitikite, pasidalinkite, išreiškite džiaugsmą be sąlygų kelimo. Laimė, kai jie dalijamės, auga, skleidžiasi ir sugrįžta dar gilesnė, dar brandesnė. Šiandien net paprasčiausias bendras momentas, bendra vakarienė, nuoširdus pokalbis, bendra kūryba gali tapti tikru stebuklu, kuris pripildo ne vien tik jūsų sielą. Tačiau šiandien ne tik šventė, šiandien ir galia. Prisiminkite, kad turite viską, ko reikia. Mintį, valią, talentą ir ryžtą. Kiekvieną įrankį, kurį laikote rankose, galite panaudoti. Ir tiksliai taip, kaip sumanysite. Raktinis žodis šiai dienai – kūryba. Šiandien džiaugsmas ir bendrystė tampa jūsų stiprybė, o jūsų valia ir talentai – tiltu tarp svajonės ir tikrovės. Šeštadienio energijos ateina per septynetą kardų ir stiprybę. Tikroji jėga teisybėje. Šiandien gyvenimas kviečia jūs ne į atvirą mūšį, o į subtilų šokį tarp proto ir širdies. Prisiminkite, kartais išmintingiausia, ką galite padaryti, yra pasirinkti, į kurias kovas įžengti, o kurias tyliai aplenkti.
Stebėkite situacijas akylų žvilgsniu. Veikite apgalvotai ir neprisirišdami prie to, kaip turėtų būti. Leiskite savo protui būti lankščiam, o žingsniams tiksliems. Šiandien strategija ir gudrumas yra tikroji jūsų galių išraiška, kai jais naudojate sąžiningai ir su tyrais ketinimais. Šalia proto veikia ir gilesnė jėga, ta, kuri glūdi jūsų viduje, tyli ir nepalaužiama. Tačiau visada čia, kai reikia. Kai jaučiate, jog pritrūksta jėgų ir drąsos, atsigręžkite į save. Praktinis žodis šiai dienai - ištvermė. Šiandien jūsų tikroji galia atsiskleidžia ten, kur išmintis susitinka su meile, o vidinė drąsa tampa stipresnė už bet kokią išorinę jėgą. Laisvė prasideda ten, kur atsiveri. Sekmadienio energijas atveria 6 pentaklių ir 8 kardų. Šiandien gyvenimas kviečia jūs pažvelgti į grandines, kurias nešate, ir suvokti, jog daugelis jų yra išaustos ne iš plieno, o iš baimių. Prisiminkite, kad raištis ant jūsų akių yra plonesnis nei manote. Jūs visuomet turėjote rankas, kuriomis galite jį nuimti. Tačiau to dar negana. Tikrasis išsivadavimas prasideda tada, kai nusprendžiate pasiduoti gyvenimo srautui. Šiandiena rodo kelią. Dalykitės tuo, ką turite - laiku, dėmesiu, meilė, ištekliais ir stebėkite, kaip sienos ima tirpti. Kai energija juda iš jūsų į kitus ir grįžta atgal, nebėra erdvės sustingimui ar baimiai. Dosnumas šiandien nėra silpnybė. Tai jūsų raktas į laisvę. Pasinaudokite savo gebėjimu dalintis. Tai padės jums pamatyti gaunamą grąžą atgal. Raktinis žodis šiai dienai - atsipalaidavimas. Šiandien jūsų kelias į laisvę eina per atvirumą. Kai dosniai atiduodate ir su dėkingumu priimate, pačios stipriausios vidinės grandinės ima byrėti.